Aušra, gal tu išsiaiškink, ko jam reikia? Dabar Aušros eilė. Kažin kaip seksi šiai nestandartinio grožio kaunietiai. Tikiuosi, tas bičas negezdas ne forsas, o neformalas. Aušra, 18 metų. Visur nešiojasi tualetinį popierių. Keliauja tik autostopu. Per pirmą pasimatymą išpylė vaikinui ant kelnių savo skrandžio turinį. Labas, aš Aušra. Aš Gintaras. Malonu. Tik, jinai negrįžta. Kontrastas visiškas. Ką nors bendrą suranda ten kokią meilę kaktusams ten daržinį. Kaip manai, ką mes šiandien veiksim? Nežinau, eisim į statybas. Statybas? Voliosime žaliai. Ne. Ne, geras. Mes šiandien žinai, ką veiksim? Na. Nieko. Nieko. Taupysim pinigus. Kita. Eik. Apgailėtina. Ką aš galiu pasakyti? A va čia tai jau točne, apgailėtina. Bičas kažkoks iš kaimo atvažiavęs su marškiniais iš Skuduryno ir dar kažkokį nori primesti kietą. Įsidirbinėjai iš savęs, čia jau realiai. Mano hebra tokius, kaip jis vadina, kaimiečiais, marozais arba gezais. Man atrodo, čia būtų paneigtas tas atvejis, kad didelis kiekis alkoholio padaro moterį gražesnę, čia jau visiškai tai paneigtų. Aš įsivaizduoju, kad jam reikėtų merginos. Ne, šiaip jam iš tikrųjų net merginos nereikėtų. Aš greičiau apsivemsiu, kur nors į krūmus nukrysiu, negu su to, kad ten, ką žinau, lovą eičiau. Gali būti, kad jisai yra gaidys. Ir vis dėlto žydri marškiniai. Galėtų galvą įdėti, pavyzdžiui, skalbimo mašiną ir skalbti normaliai, sutvarkyti. Tau linkėjimai nuo visų Lietuvos neformalų galvą gaidį. Nieko gero, visiškai. Gintaras bijo dreduotų neformalių, todėl iškitavo Aušrą labai greitai. Kur išlikusių mažulių bus kita? Ateik. Nu kaip, pasakokis visko, kaip Iš karto iškitavo, parodžiau užpakalį, buvo reakcijos tokios, kažkoks nesveikas kaimietis su žydrais marškiniais, bet va, aš manau, kad turi eiti tu ir jį padaryti.